Čia yra visas likęs dabar Galaxy jaunimas ir išskyrus lervutės. Tos lervutės tai ten bus suaugusios po 1,5 mėnesio. Tai čia vasarė, vidury, kovo gale tik tais, anksčiau iš vis neturėsiu. O čia yra paskutiniai, šių dalis jau yra rezervuota. Kiek čia ir koks 40 turbūt. O to aš jau suskaičiuoju paleidžiu. Iš jų 15 didžiausia atrodo taip. Dėžutė yra 4 cm pločio. O jos yra po 1,5. Dabar kitaip aš jų nematuosiu, jas paleidžiu, suskaičiuosiu likusius. Nufotkinsiu. Galės pamatuoti atstumą, kai nufotkinsiu, pridėsiu liniuotę. Reikia suprasti, kad suaugusi Galaxy yra 20-24 mm be uodegos maksimum, tai 15 mm čia jau yra daugiau negu pusė ūgio. Tai va, čia 15, ten dar 27, tai viso 42. Ir įdėsiu video foto, kurį padariau ant liniuotės, matysis jų dydis. Iš akies didžiuosius sugaudžiau, skiriasi jie nedaug, patys didžiausi nuo pačių mažiukų skiriasi, į mažą akvariumą visus galima leisti, o į didesnį akvariumą jau geriau dar. Su kitom žuvim reikėtų palaikyti atskirai. Nereikėtų dar leisti. Koridorai tai neskriaudžia, neonai neskriaus, bet kokia ternecija ar kažkas gali ir nuskriausti.